kuriamus pirmos lietuviškus traktorius. Jų visiems reikia pirkti iš šalies, iš užsienio labai brangu. Matome pavarų dėžės. Vienos iš korpusinių detalių baigiama ištekinimo operacija. Šios bandomosios partijos gamybai ištekinimo staklėmis atliekamas galutinis pavarų dėžės apdirbimas. Toliau seka gręžimo operacijos, po kurių korpusai paprastai papuola į surinkimo barą. Esame surinkimo bare, kur matome pirminį detalių surinkimą, detalių ir mazgų pirminį sujungimą. Čia matome paruoštus surinkti korpusus, kurie yra po visų mechaninių operacijų. Matome pradėtus rinkti korpusus pavarų dėžių. Maždaug surinkta apie 50% pavarų dėžių korpusų. Čia atliekamas beveik galutinės korpuso surinkimas. Atliekamas jis aukščiausios klasės surinkėjų, turinčių ilgametį patirtį gamykloje bandymams. Frikcinių pagrindų apkraunant pavarų dėžę per frikcinius būgnus. Gautos praktiškai ne iš Lietuvos. Tačiau perspektyvoje, keičiantis įmonės produkcijai, įmonė pilnai gali didinti išleidžiamų transmisijų kiekį. Tam techniškai mes esam pasiruošę.
matome Kerlison konstrukcijos naują modelį. Tai yra tęsinys tos pačios miškininkystės mašinų gamybos programos. Tai yra su hidrokrautuvo mašina. Va šitam kieme, šitoj vietoj buvo Kerlison mašina surinkta. Per 3 mėnesius išvažiavo į mišką. Lietaus ir šalčio, be saulės, visko buvo. Bet žmonės, manau, padarė, specialistai, kurie dirba tikrai pasiaukodami, nuoširdžiai, padarė tą, ką reikėjo padaryti.